Sigitas Parulskis 20 amžiaus prisiminimai. Maistas. Maistas tais laikais būdavo fizinis ir dvasinis. Fizinį gamindavo kolūkiečiai, o dvasinį liaudies poetas Justinas Marcinkevičius. Liaudis tai tie patys kolūkiečiai, tik tai literatūrinė kalba. Mišrainė. Viena populiariausių fizinio maisto rūšių būdavo mišrainės. Jos būdavo baltosios ir raudonosios. Raudonosios labai nekęsdavo disidentai, o kiti žmonės labai mėgdavo abi. Mišrainę sudarydavo įvairūs komponentai, bet jeigu šeimininkė neturėdavo konservuotų žaliųjų žirnelių, dažniausiai vengriškų, tai apie jokią mišrainę net ir svajoti negalėdavo. O jeigu turėdavo žirnelių, mišrainę galėdavo padaryti iš bet ko, ką rasdavo šaldytuve. Vėliau apie šį lietuvių būdą kurti mišrainę sužinojo italai ir, pavogę idėją, išrado picą. Mišrainė būdavo labai patogus ir praktiškas objektas ant visokios rūšies puotų stalo. Į mišrainę pavargusi veidą įbesdavo nusigėrę svečiai, į mišrainę būdavo patogu užgesinti nusibodusią nuorūką. Persigerusi mišrainę buvo galima atsargiai vimtelti ir niekas to nepastebėdavo, nes visi taip pat būdavo girti ir pilnomis burnomis, lyg ir vėmalų, lyg ir mišrainių. Vedęs vyras nenorėdavo savo kaimynei apie tai prisipažinti, nes tada ją bus sunkiau nusivesti į atkampį vietelę. Įkišdavo mišrainėm vedybinį žiedą, kurį vėliau kas nors prarydavo, o sovietų valdžia tokį atvejį aprašydavo laikraščiuose. Štai kaip turtingai gyvena mūsų šalis, aukso žiedai net mišrainėse mėtosi. Bankuchenas. Ne vienos vestuvės tais laikais negalėjo būti be bankucheno. Bankuchenas – senas lietuvių liaudies patiekalas, atsiradęs rūsčiais kovos su okupantais vokiečiais kryžiuočiais laikais. Kai lietuviai karžygiai nustverdavo kokį nors žioplą kryžiuotį, pasmeigdavo jį ant iešmo ir kepdavo, sukinėdami virš laužo, nes lietuviai buvo pagonys ir spjaudavo į biblinių žydų priesaiką: neėsk kiaulės savo artimo. Kadangi kepamas vokietis rėkdavo, tai lietuviai, prisigėrę samagonų iš medaus, mėtydavo į žalius varnų ir stručių kiaušinius ir barstydavo miltais bei pelenais. Vokietis kryžiuotis pasipuošdavo pusmetrin nutysusiais aukso spalvos speniais ir droviai šnibždėdavo: Ale durch die Bankkuchen. Taip atsirado Bankuchenas, populiariausias 20 amžiaus vestuvių valgis Lietuvoje. Cepelinai. Cepelinas – tai tas pats kryžiuotis, tik tai aplipintas tarkuotų bulvių tyre ir išvirtas. Lietuviai senovėje nieko nežinojo apie Kolumbą ir kad bulvės auga tik Amerikoje, todėl ramiai augino jas ir vadindavo ropėmis. Gandas, kad tai esą Kolumbas parvežė iš Amerikos bulvių, yra melagingas. Jeigu jis ką ir parvežė, tai tik tai sifilį, džinsus ir Kolorado vabalus. Cepelinai buvo labai populiarūs anais laikais, bet visi europiečiai, kurie jų paragaudavo, tuojau pat arba vemdavo, arba viduriuodavo. Ir štai kodėl. Į kryžiuočių armiją eidavo tarnauti prašalaičiai iš visos Europos. Ir prancūzai, ir italai, ir olandai su vokiečiais, ir apskritai visi valkatos, tinginiai, sukčiai bei paleistuviai. Jie atvyko į Lietuvą kedenti lietuvių moterų, nes tos buvo riebios ir malonios pačiupinėti, ir pagerti lietuviško samagono iš medaus, nes tas buvo stiprus, ne koks nors ten bavariškas bizalas. Kryžiuočiai prisipildavo savo bliunkius iki krūbinių dantų ir eidavo čiupinėti moterų. Lietuvių vyrai baisiai niršo dėl to ir smeigdavo kryžiuočius ant iešmo. Arba virdavo iš jų cepelinus. Todėl jų palikuonys 20 amžiuje Lietuvoje užėdę cepelinų tuojau pat bloguoja. Tad tai vadinama skrandžio genetika ir nieko čia nepadarysi.
Dešra. Sovietiniais laikais dešra buvo šlapia ir servelatas. Šlapia būdavo daktariška, dažniausiai iš karvių tešmenų ir jaučių akių, o servelatas Krokuvos, gaminamas specialiai Lenkams turistams, kurie buvo vieninteliai turistai Sovietų Lietuvoje. Jie šlaistydavosi siauromis Vilniaus geto gatvelėmis ir visų klausinėdavo, gdzie ostra brama. Lietuviai servelato gaudavo tik tai pagal blatą. Jeigu turi pažįstamą pardavėją ir gali jam mainais ką nors duoti, pavyzdžiui, kokią paskirą automobiliai, šaldytuvui, arba gali paskūsti kaimyną, kuris ką nors vagia, bet tau neduoda, tai gausi servelato. Nėra blato, nėra servelato. Dar servelatą valgydavo partijos vadovai, pirmininkai, saugumiečiai ir liaudies poetas Justinas Marcinkevičius, kuris, kad galėtų kurti dvasinį maistą, turėdavo užkirsti fizinio. Mėsa. Mėsa anais laikais būdavo dviejų rūšių – mėsa be kaulo ir kaulas be mėsos. Mėsą be kaulo ėsdavo pardavėjai, saugumiečiai ir tie, kurie turėjo blatą. Visi kiti pirkdavo kaulą be mėsos ir virdavo iš jo šaltieną. Koks tai buvo maistas? Sunku pasakyti. Jeigu kas nors gali įsivaizduoti, koks patiekalas išeitų iš lietuvių politikos, tai būtų šaltiena. Paviršiuje drebučiai, viduje nagai, ragai ir kažkieno gyvaplaukiai, šakutė baksteli, savaitę liula. Pamėgini paragauti, arba supykina, arba vidurius paleidžia. Pardavėjos tais laikais, kai jiems priekaištadavo, kad nėra mėsos, labai pykdavo. Jos netgi sukūrė anekdotą apie tai. Esą pilietis reikalauja mėsos, o pardavėjas sako, kad nėra. Taigi ant jūsų parduotuvės parašyta mėsa, šaukė pirkėjas. O pardavėja jam atsako. Na ir kas? Ant mano daržinės parašyta H-I, o ten tik tai malkos. Tais laikais ant sienų rašydavo kriminalinės padugnės ir disidentai, o dabar savo knygose šį žodį rašo rašytojai ir poetai, tik tai išverčia į lietuvių kalbą. Ir H dabar skamba kaip B-dis. Gėrimai. Gėrimai anais laikais būdavo svarbiausias visų padorių namų patiekalas. Žigulinį alų vaikai pradėdavo gerti nuo 3 metų, obuolių vyną, vadinamąjį rašalą, nuo 7, o kai sukakdavo 10, tėvai jiems jau leisdavo įkalti spirito, atskiesto vandeniu. Nuo 18 lietuviai spiritą gerdavo neskiestą, ir kai kas nors girdavosi, kad vakar išgėrė 2 butelius, jam to jau pats sakydavo – skiedi. Tai yra, neskiestų spirito suaugęs lietuvis galėdavo išgerti tik 1 butelį, o 2 – tik skiesto. Žinoma, tais laikais būdavo ir kitokių gėrimų, pavyzdžiui, Rygas balzams arba Vana Talin. Tačiau juos gerdavo tik tai moteris, dažniausiai saugumiečių meilužės, kadangi homoseksualų tais laikais nebuvo, o garsiausias sovietų stribas rašytojas Petkevičius gerdavo tik armėnišką konjaką. Spirito prisigėrę lietuviai mėgdavo vaikyti vieną kitus su kuolais ir rėkauti. Maždaug taip. Bėga girtas lietuvis su kuolu ir staugia, bet kadangi kojos smarkiai pinasi, tai bėga jis dažniausiai ratu. Ir negi nebėga, o tik skersas tūpčioja. Ir net nestaugia, o keistai ūbauja. Štai tokią vaizdą pamatę partijos vadovai įkūrė dainų ir šokių ansamblį Lietuva, kuris reprezentuoja aukštąją Lietuvos kultūrą iki šiol. Valgis ir gėda. Lietuvių kilmės režisierius L. Bunuvelis. Daugelis garsių menininkų tais laikais būdavo lietuvių arba žydų kilmės, o tai beveik vienas ir tas pats. Sukūrė filmą Kuklus buržuazijos spindesys, kuriame rodoma, kad valgyti žmogui reikia tualete, o kakoti svetainėje prie stalo. Tai rūsti tarybinių laikų tikrovė. Anuomet būdavo draudžiama viešai daugintis, melstis ir žinoma valgyti. Gatvėse būdavo specialiai pardavinėjami čeburėkai ir kibinai iš valkataujančių šunų ir kačių, kad tarybiniai piliečiai visiškai atprastų valgyti viešai, nes anuomet valgis buvo intymus aktas, kaip malda
ir dauginimasis. Dabar, žinoma, viskas pasikeitė. Žmonės ir meldžiasi, ir dauginasi, ir net vagia viešai.